Labas draugai, šiandien aš prie Litexpo. Pasirinkau šitą vietą ne šiaip savo, pasirinkau dėl to, kad turėsim naują treniruotę, intervalinę treniruotę. Maždaug atrodys taip, 200 metrų sprinto, labai greito, kaip įmanoma greičiau ir pertraukėlė, ta prasme galima atsikvėpti arba lėtai eiti, arba atsistoti, pakvėpuoti ir 8 tokie pakartojimai. Tai kuom geros šitos treniruotės, jos padeda ugdyti greitį, stiprina kojų raumenis, gerina aerobinę ištvermę. Taip pat tokios treniruotės labai gerai padeda pasisavinti maksimalų deguonies kiekį plaučiuose, kas yra labai gerai, kai bėgi ilgas distancijas. Ok, tai pradedu nuo mankštos, porą pratimų, kilometras bėgimo apšilimui ir grįšiu į tą pačią lokaciją, pradėsiu tos sprintus daryti. Šiandien -1 lauke, tai užsidedu pirštinės, nes pašalo rankus jau. Gerai apšilau, žodžiu, dabar trumpas bėgimas lėtas, tik tai 1 kilometrą grįžtu čia pat ir pradedu tos pakartojimus sprinto intervalus. Pradėjau apšilimo kilometrą, internete buvo parašyta prabėgti per 10-15 minučių. Dabar galvoju 10-15 minučių, čia turbūt galima būtų nebėgti, o eiti irgi. Įdomu, kas čia per tvirtovė. Kas čia turėjo būti. Dabar matau, tvora šitą sulaužytą. Gal renovuos, darys kažką. Nes aš nuo vaikystės prisimenu aptvertą šitą dalyką. Ir niekada niekas nežinojo, kas šitokio. Jeigu ką žinot, parašykit komentaruose. Įdomu sužinoti. Yra jau 1 kilometras, bet iki ten, iki tos vietos dar kokie 300-400 metrų. Tai nesustoju, bėgu, labiau apšilsinu, nes kol kas tai rankos žiauriai pašalo, veidas irgi, nors temperatūra aukštesnė negu vakar, šiandien +1, bet jutiminė tai tikrai šalčiau. Tai paviškai priartėjo iki parkingo, lygiai 1,5 kilometrų. Nugrįžau į tą pačią vietą, žodžiu, supratau, kodėl taip žiauriai šalta. Vėjas nemažas yra ir toks šaltas vėjas. Tai kaip ir sakiau, dabar 200 metrų bėgimas sprintų, kaip įmanoma greičiau. Ir tada pauzė. Nežinau, arba eisiu atgal, bet 200 metrų atgal eiti tai per daug, gal ten pasisukiosiu ir tada sekančius 2 metrus atgal čia. Pradedam. Du pakartojimai yra. Žodžiu, kvėpavimas tai vėlė kiek pasunkėjo. Bandom toliau.
Jaučiat kvėpavimą? Sunku. 4 virtas dabar padarytas, dar 4. Kas įdomu, pulsas yra 120, 115. Jausmas, kad prabėgau 15 km, bet iš tikrųjų tik tai apie kilometrą, netgi nėra kilometrų. Ką ir sakiau apie raištelius, jie ne tai, kad atsiriša, bet atsilaisvina. Bet nuo sprinto tai atsilaisvino 2. Tai gal arba aš per laisvai surišu, arba ką, nežinau. Nežinau, bet batai tai iš esmės labai efigeni. Tai treniruotė baigta. Šiandien labai nedaug. Viso išėjo nepilni 3 km, bet tai gavosi viena sunkiausių mano treniruočių mano plaučiams kvėpavimui. Žiauriai sunku kvėpuot, bet tikiu, kad tai ateityje padėtų man geriau jaustis ilgose distancijose. Tai žiūrėsim, įterpsiu tokių treniruočių daugiau, kartu mainysiu jas su fartleku ir lėtų bėgimų. Ir planuose vieną kartą į savaitę ilgą bėgimą daryti. Tai iš esmės baigiau šiandien sprintą, kad dar skaičiau internete apie jį, tai jisai, kam įdomu lieknėti, tai jisai labai degina riebalus, nes lėtas ir ilgas bėgimas jisai degina raumenis, bet jeigu tau reikia išryškinti raumenis, tai sprintas yra labai gerai. Apie sprintą tiek. Dabar padarysiu tempimo pratimų porą ir judėsiu namo. Tai šiam kartui tiek. Aš rezultatus prikabinsiu čia, galėsit paskaityti, pažiūrėti, koks yra greitis tų sprintų mano ir paanalizuoti, kaip kas vyksta. Tai ačiū visiems, kas rašt komentarus, spauskit laikus, kam patinka, prenumeruokit kanalą ir iki kito karto. Susitiksim tikriausiai penktadienį. Iki greito. Ate.